Jis tas, kuris atperka tavo gyvastį iš duobės. Šlovink Viešpatį, mano siela, ir neužmiršk, koks jis geras. Jis tas, kuris atperka tavo gyvastį iš duobės. Psalmė 103 skyrius, nuo 2 iki 4 eilutės. Šiandien mano akis užklupo už šios eilutės. Jis tas, kuris atperka tavo gyvastį iš duobės. Taip, tai tiesa. Jis nei kartą mane apsaugojo nuo nuopuolio. Mano didžiausias priešas yra nelabasis melagis ir apgavikas, brolių skundikas, sena gyvatė. Mano protėviai užsiėmė daugeliu negerų dalykų - spiritizmu, okultizmu, bet kokia forma šėtono garbinimo, burtis ir dar daug ko, ką Dievas laiko negerais dalykais. Šėtonas turi teisę kankinti tiek mano protėvius, tiek mane. Tad aš mąsčiau apie savo vežudybę. Buvo keli atvejai, kai norėjau išeiti iš gyvenimo, tačiau kas kartą galvoje išgirsdavau Dievo balsą. Jis mane saugojo. Mirtis, žudynės ir naikinimas yra nelabojo ženklai. To man pakako, daugiau nebenoriu patekti į jo valdžią. Dievas yra tas, kuris atperka tavo gyvastį iš duobės. Taip, tai tiesa. Jis yra atpirkėjas, jei tvirtai tikėsime Dievu. Nelabajam nebus jokių galimybių. Jėzus yra stipresnis. Jis ištraukia mane iš duobės. Dar keliais būdais. Kelis kartus pasitaikė pavojingos situacijos. Tačiau Dievas apsaugojo ir nelaimė neįvyko. Kartą Dievo balsą išgirdau greitai, lėkdamas automobiliu per mišką. Balsas buvo toks stiprus, kad iškarščiau. Net nebespaudžiau greičio pedalo. Jis sakė, ant kelių gali iššokti stirna. Taip ir buvo. Posūkyje pasukau ir kelio gale pamušiau stirną. Kaip gerai, kad atvažiavau lėtai. Taip pasakoju, nes noriu, kad pamatytumėte, kaip Dievas rūpinasi mūsų gyvenimu. Jis tikrai nėra abejingas. Niekada jis mums nepriekaištauja ir nesako pačių kaltę. Ne, jis linki mums tik gero. Dėkuoju Jėzau, kad esi gerasis Viešpats. Tu ištrauki mane iš duobės ir atpirkai. Pasitikiu tavimi, nes tu darai mano gyvenimą prasmingu. Amen.